Šalies institucijos tarnybos jau kurį laiką tyria į šalį skridusio rusų žvalgybinio drono Gerbera atvejį. Antradienį prezidentas turėtų paskelbti, kaip keisis tarnybų ir kariuomenės reagavimas į Lietuvą įskrendant net pažintiems objektams. Mes tikrai turime padaryti viską žaibiškai, kad konkretus grėsmę keliantis objektas būtų numuštas iki jau priskrendant prie, sakysim, miesto ar prie kokio tai kritinės infrastruktūros objekto. Lietuvai sprendžiant oro gynybos problemas, pastiprinimas ant žemės pakeliui. Vokietija pusmečiui atsiunčia 41-osios mechanizuotos brigados karius su pėstininkų kovos mašinomis Marder. Personalas atskraidintas. Artimiausiamis savaitėmis bus dar keli skrydžiai ir technika bus pergabinta į Lietuvą. Tai didelė technika, kurią vešime geležinkeliais. Šiandien į Klaipėdą atplukdytos ir Lietuvoje pamažu dislokuojamos Vokietijos 45-osios brigados Boxer. Tai pirmosios atvežtos kovos mašinos. Jos su vadovavimo ir radio įranga ateityje sudarys brigados vadavietės pagrindą.